Šiandien aš bandysiu vieną iš realistiškiausių mašinų tvarkymo žaidimų pavadinimu Car Mechanic Simulator. Ir šitų žaidimų serijų yra 2014, 15, 18 ir 21 metų. Ir pasižiūrėjęs internete, daugelis rašo, kad 21 metų yra detališkiausia ir geriausia iš visų. Tad šitame video ir išbandysiu Car Mechanic Simulatorių 21 metų. O prieš šokant amigos prie video, nepamirštam spausti laiką, subscribe ir tada nieko nelaukia, šaunam prie video. Aš manau, tiesiog reikia vis tiek perėti tutorialą, nes aš iš vis apie šitą žaidimą nieko nežinau, tad bent biškį supažindint su juo. Kas, nu, matau, grafikos labai neblogas, tokios, sakyčiau, visai topinės grafikos, su GTA 6 visai sueitų. Bet įdomu, ant kiek detališkai viskas čia bus. Nusiemame pertą, įdedame kitą, atsidarome dar hudą. Amigo, čia biškį pas tave jau kulantą. Kas su juo? Tu dieve, čia kaip viskas, čia antiek. Aš kaip suprantu, čia yra aušinimo skystis, kurį mes turime panaikinti. Normaliai čia okei. Pilame, tu dieve, kodėl jisai žalias? Toksai, kur su gabalais krenta. Gerai, viskas? Tu dieve, amigo, čia pas tave mašniukas jau, filteris. Įdedame naują. Kaip suprantu, mes jį ir sutvarkėme. Svarbiausia dabar perėti tutorialą, maždaug suprasti, kaip viskas veikia. Ir tada galėsime mes padaryti jau savo biškį orderių. Pasižiūrėsime, kaip viskas veikia. Kodėl čia viskas toksai atrodo, kai, nežinau, man primena kai ką, bet įsivaizduoju klozetę, va toksai vyksta dalykas. Finish orderį. Viskas. Tutorialas pereitas. Maždaug suprantu, kaip viskas veikia. Aišku, biškį baisoka pačiam pradėti, nes manau pasimesiu taip normaliai. Bet gerai. Čia mano garažas. Palauk, čia dar atidarytas mapas. Aš čia galiu išvažiuoti. Į mašniuką galiu atsisėst? Čia. Tai aš kaip suprantu, čia yra mūsų garažas. Galbūt čia dar atsirakinimų yra, aš nežinau. Einam, pažiūrėsime mūsų tą garažą, kaip viskas čia atrodo. Per tutorialą kažkaip biškai gražiau čia buvo. Kas čia? Ar man čia su laiku reikės įtvarkytis? Kas šitą iš šis autobusą paliko? Bent su kažkom turiu ką dirbti. Šopas, body shopas, tire shopas, interjeras, pleitai. Kiek detalių visokių, tu dieve. Manau, žmonės, kurie patinka tokie dalykai, visi tie mechaniko, ar žinai, manau, labai pakaifuos nuo tokio žaidimo. Aš žinau, kad yra telefonas kažkaip. Orderiai, gerai. Ar jis tikrai nori paleisti tokią mažutę į mano garažą? Gerai, kas čia? Mūsų pirmas orderis, Lamborghinis toksai, galim pasimti. Aišku, tiksliai nesurašė, ką jiem reikia. Čia yra du keliai, kaip gali viskuom pasibaigti. Arba mane pridarys su tuo garažu pirmąją pačią dieną, kai pradėjau dirbti. Arba turėsime draugų iš policijos. Man reikia statusą pažiūrėti, ką jam iš vis reikia keisti. Man reikia pakeisti tiesiog kažkokius skysčius. Kažkaip susižiūrėsime. Kaip mane iš vis dabar nusivaryti? Ar aš galiu ją vairuoti? Tik tiek. Na gerai, aš gal negadinsiu ją mašinos shopping listas. Move the car. Pirmas mūsų orderis. Toksai Lamborghinis iš policijos. Brake fluidas, kaip suprantu, tai yra čia skysčių, stabdžių skystis. Panaikinti seną ir įdėti naują. Čia fuel tankas ir filleris. Radiatorius. Coolant fluid. Coolantas, tai aš kaip suprantu yra šitas. Aš žinau, kaip šitas veikia. Aš čia. Biški susimoviau. Grąžinam atgal. Bet čia dingo visas fluidas. Supilame dabar naują. Reikia dar pakeisti stabdžių skystį ir reikia power steering. Tu dieve, kur man rasti tokius? Nice. Gerai. Mums reikia šitus išspausti. Palauk, aš dar žinau, kad va šitas irgi. Brake servo. Šitą reikia irgi išspausti. Va šitus du pakeičiam. Padarysime mūsų pirmąjį orderį. Labai gerai. Nice. Gerai, supratau, kaip viskas veikia. Šitą irgi pripildome. Čia tai iš vis kaip dėmalas atrodo. Aš kaip suprantu, viską padariau. Žiūrime. Statusas. Taip, viskas padaryta. Galima finishti mūsų pirmąjį orderį. Pradėjau nuo 10 000, užbaigiau su $20 daugiau. Manau, galime paimti šitą paprastą pereiti. Tuo pačiu. Tu dieve. Kaip mes perėjome nuo Lamborghinio iki tokios? Gal tau ją dar nuplauti, amigo, kas čia? Tu dieve, važiuok. Pažiūrime jo statusą. Tu dieve, ką tu...
Jau pasigailėjau, kad jį paėmiau. Dieve, tai man reikia dabar dar užsakinėti tų dalykų. Duok man kitą orderį. Eiktų. Vėliau su tavimi užsiimsiu, gerai? Žiūrime, ką šitam reikia. ABS pumpo reikia, brake kaliperio, brake disko ir brake pedų. Tai reikia nupirkti 2 brake kaliperius. Brake kaliperiai tai va šitie. Užsakome 2 šitus. Reikia brake disko ir brake pedo. 9,50 tu durnas. Nu gerai, tikiuosi jis man sumokės už viską. Plauk, reikia nuimti kaliperį. Ai, ne, tą pakeičiau. Oi, jau kažką darau. Nauji brake pedai, naujas kaliperis. Bum, įdedame atgal ratą ir kaip suprantu, šitoj pusėje viskas. Šitoj padangoj greitai pakeičiame diską. Brake pedai lauk, diskas lauk. Dedame atgal naują brake'ą. Kas yra bent gerai, kad nurodo, ką reikia keisti. Bum, tada reikia dar pakeisti kaliperį šitoj pusėje greitai. Prašau, būk pabaigti. Labai gerai. Ir visas paskutinis, ką reikia, ABS pumpas. ABS pumpas, jisai kažkur man rodė, va. Greičiausiai kažkaip nuo modulio. Gerai, nuimame šitą. ABS pumpą tada greičiausiai išėmame. Dedame į part modą, įdedame naują. Bum, įdedam moduliatorių atgal. Kas yra gerai, kad bent padeda maždaug, ką tau reikia daryti. Tas labai padeda ir viskas. Eik, tu čia. Kiek pinigų? 1006. O ką, amigos? Tiek šitam vidosui išbandžiau Car Mechanic simuliatorių 2021 metų. Kaip daugelis mačiau internete sako, kad jisai detališkiausias yra žaidimas. Aš manau, tai yra tikrai tiesa. Na bent yra dar labiau detališkesnių, nežinau. Duokite žinoti man komentaruose. Šiaip žaidimas tikrai, manau, galima užsisėdėti tai, pasižaisti, pasižiūrėti, pasimokinti visokių naujų dalykų. Labai pakaifuotų žmonės, kurie mėgaujasi tokiais dalykais. Manau, tikrai neblogas yra. Galbūt žaisime toliau, gal per kokį streamą, pratęsime, upgrade'us darysime ir panašiai. Nepamirštam paspausti laiką, subscribe'ą ir kaip visada susitiksime naujose videose.